Nuotykiautojai, pranašai, skrajūnai, edijos, arsidai, ursitai, svetimeiviai, mirguliai. Ar jums teko girdėti apie tokias būtybės? Tokiu klausimu į jaunosius skaitytojus kreipėsi Kelmės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Nijolė Kančauskienė. Ir atsakė, jog visos šios ir daug kitų nepaprastų būtybių gyvena rašytojos Neringos Vaitkutės knygoje Vaivorykščių arkos, kuri yra tik pirmoji trilogijos apie Sidabramiškio gyventojus dalis. Neringa Vaitkutė lapkričio 12-ąją svečiavosi Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje bei Elviravos pagrindinėje mokykloje. Neringa dirba Lentvario Motiejaus Šimelionio progimnazijoje ir vaikus moko biologijos. Vaivorykščių arkos knyga ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Tuo įsitikino autorė, sulaukusi daug pagiriamųjų žodžių iš įvairaus amžiaus skaitytojų. Įdomu tai, kad knygą iliustravo buvusi kelmiškė dailininkė Lina Eitmantytė Valužienė. Susitikimuose su jaunaisiais skaitytojais Neringa Vaitkutė atverčia didžiulį vidurio teraso žemėlapį. Vaikai prieina prie jo, baksteli bet kurią vietą žemėlapyje, o autorė įdomiai su smulkmenomis pasakoja, kas toje vietoje yra, kokios būtybės ten gyvena, kaip jos atrodo, ką veikia. Beje, pagrindiniai veikėjai gyvena vidurio terasoje, bet dar yra aukštutinė, didžiųjų miglų ir sniegynų terasos. Todėl labai sunku pasakoti apie šią knygą, ją reikia skaityti. Vaikai turėjo daug klausimų rašytojai, o rašytoja džiaugiasi smalsiais skaitytojais, jų dovanotais piešiniais ir kitais suvenyrais. Sakykit, prašau, kaip paskatinti vaikus skaityti, kaip jūs manote? Gal yra koks receptas? Iš tikrųjų, vaikus skatinti skaityti turėtų patys tėvai. Jeigu tėvai skaito, jei šeimoje yra įprasta matyti mamą arba tėtį su knyga ir matyti dažnai, kaip taisyklė tokiose šeimose vaikai taip pat dažniau skaito. Pradeda skaityti anksčiau ir kur kas labiau domisi knygomis. O paskatinti skaityti, gal reikėtų daugiau kalbėti su jais apie tai. Gal galėtumėt pasakyti, kaip jūs manote, kodėl lietuvių autorių kūriniai yra mažiau skaitomi, mažiau populiarūs negu užsienio rašytojų? Užsienio rašytojų kūriniai pasiekė Lietuvą jau žinomi. Tas knygos, kurios buvo išleistos užsienyje, jos jau yra ne vieną kartą skaitytos. Tai yra knygos, kurios yra išbandytos. Leisti Lietuvoje kažką naujo, tai yra visą laiką rizikuoti, todėl kad žmonės, vaikai, skaitytojai turi susipažinti, turi perversti, turi perskaityti, turi papasakoti vienas kitam apie tai, o tai užima laiko. Tokie susitikimai su skaitytojais, ką jums jie duoda? Jums jie reikalingi? Man apskritai labai patinka su vaikais bendrauti. Pamatau, kad visose mokyklose, kur be nuvažiuočiau, visose bibliotekose vaikai yra labai panašus. Skiriasi tik tai triukšmo lygis. Vieni triukšmingesni, jeigu jų būna daugiau, kiti ne, bet vaikai, jie tokie entuziastai, jie tokie, jų labai energijos pasisemti galima. Gal už tai man ir mokykloje dirbti labai patinka. Aš dievinu savo darbą, aš galvoju, kad darbas mokykloje tai yra tobula. Visų pirma, aš nepasensiu labai greit, nepavirsiu kokią užsidariusią mumiją, o visų antra, tokie susitikimai su vaikais, jie man pačiai labai daug energijos duoda. Aš atsigaunu, iš jų entuziazmo pasisemiu, jie tokie mėly. Vaikai yra puiku. Vaikai yra labai žavinga, aš labai vaikai žaviuosi, aš norėčiau būti vaikas kiek galima ilgiau. Bet kai užaugsiu, tai būsiu labai rimta, o dabar dar kol kas taip. Autoriai labai patiko mūsų Kelmė, o susitikimai su rašytoja Neringa Vaitkute tikriausiai ir nebūtų įvykę, jei ne Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos edukacinis projektas Lietuvių autoriai vaikams, kurio pagrindinis rėmėjas yra Kultūros rėmimo fondas.